Sveiki, draugai! Iš bičiulio komentaruose gavau tokį pasakymą. Tai Brečkai būtų nelabai įdomu pamatyti sekantį metų projektą, kitaip kalbant, tai dėl to Vikingo Eurojackpoto. Jisai norėtų pamatyti, kaip aš pasikeliu pinigų. Tai tokią mintį turėjau, kad padaryti video, kur nuo 0 iki 5000 pasikeliu be darbo. Ta prasme, neoficialus tas darbas, tiesiog renkant metalą, ten kažką dar darant, kažkokius papildomus nesąmonės susiemant. Bet tada pagalvojau, kad labai ilgai eisis tas 5000 ir nežinau, ar aš taip galėsiu labai gerai išgimdyti. Tai aš tiesiog nutariau padaryti tokį video, kur aš pasikeliu pinigus savais būdais. Tai jeigu jūs norėsit tos pačius būdus panaudoti savo, iš tų pačių būdų pasidaryti pinigus, atminkit, išdidumą savo reikės sumažinti. Nes didelė dalis iš tokių yra renkama prie konteinerių. Eini pro konteinerį, kažkas džiovyklį išmetė. Į bagažinę, kažkoks dviratis išmestas į bagažinę. Praeini, žiūri, po žiemos, pavyzdžiui, mašinos spyruoklės gabaliukas nulūžęs, žinai, druskas paėda, įskyla, biškį smūgį gauna, nulūžo. Spyruoklės gabaliukas ant žemės, davai, pasiemam tą. Ir tai panašiai. Eini parduotuvę, išsitrauki iš spintelės kažkieno paliktą eurą, po kasa žiūri, guli kapeikų, pasikeli, nepasikuklini. Ir tokie panašus būdai. Tai šiandieną startuosim su metalais. Visą šitą metalo krūvą, kur čia matosi, kiek nesimato, 90 procentų to metalo yra gauta man veltui. Kažkur rasta, prie konteinerių, kažkur palei garažus išmesta, gauta iš draugų, kuriem, nereikia, kur tiesiog neusiema ten. Turės kokį maišą metalą, dėl jo nevažiuosi į kitą miesto galą, priduoti, kad gautum 2 eurus. Tai viską man atytise ir tokią krūvą sukaupiau. Šitą krūvą man maždaug užtruko sukaupti apie 2-3 mėnesius. Tai visai, sakykime, neblogai. Mašinų salonų yra, visokių mašinų dalių, visokių chlamų iš garažų, tvarkėm nesenai draugo sandėliuką. Iš ten labai nemažai prisitisau ir tiesiog tą visą krūvą. Šiandien šitą krūvą vešim į supirktuvę, priduosim ir pažiūrėsim, kiek pinigų iš to gausim. Dar to pačiu, turiu ir vario kibiriuką, nėra dar labai didelis, tačiau su šito dar nieko nedarysiu, nes dar yra laidų, kurios reikia nudraskyti. Tiek metalo visokio. Dar yra nedidukas kiekis aliuminio, ką irgi kol kas neskubėsiu pridavinėti. Tai su dabartiniu kadru bus tiesiog visas tas metalo laužas. Eisim dabar pasikrauti pasačioką. Būtų smagu vienu reisu, kad tiltų, bet kažkaip labai abejoju. Tai kiek pakrausim, kiek priduosim, pasižiūrėsim, ką gausim. Paskui eisim prie sekančių būdų, kaip aš pasidarau pinigą. O dabar galime pasikrauti. Pasatą pasikroviau kiek telpa. Antram reisui dar liks porą karkasų, biškį kėdžių, biškį geležų. Pasačioką iki tiek pakroviau. Beveik pilnai, jeigu negailint, dar būtų galima grūsti. Važiuosim pasidaryti pirmą reisą, grįšim, pasidarysim antrą ir pažiūrėsim, kiek pinigų gavom už metalą, kuris praktiškai 90 procentų buvo man nieko nekainavęs. Davai. Pakruojam antrą reisą, tas jau kuklesnis, daug mažiau ir vežam priduoti. Ką tik grįžau iš supirktuvės po antrą reisą, pasiėmiau visus popierius ir suskaičiavom, kiek pinigų uždirbom. Tai iš šitų visų metalų, iš viso to chlamo, kurį gavau praktiškai nemokamai, gavosi 64 eurai 64 centai. Čičing. Tai dar paskui, kai baigsiu ruošti aliuminį ir varį, tos priduosim. Mačiau, kad kaina biški pakrytus, bet ką padarysi. Ir bus nauji apskaičiavimai. Dabar su juodu metalu baigta, eisim prie kito kadro apie
kitus metalus arba kitus uždarbius. Sveiki draugai, grįžau dabar po 2-3 savaičių nuo paskutinio metalo išvežimo ir pas mane metalo krūva jau va tokia. Va taip greitai čia kaupėsi metalo laužas. Tai šiandien vėl šoksim į metalo pridavimo aikštelę, priduosim visokio naujai surinkto chlamo. Kažkurį vakarą važiuoju namų link, žiūriu prie Maksimos parduotuvės, ten kur elektronikos, kur ten visokios technikos surinkimo punktas yra. Pastatyta džiovyklė, pastatyta orkaitė, kodėlgi nepasiemus. Po to dar pabandysiu laimę įsivežti visokias mikroschemas, elektronikas, nes girdėjau, kad jie supirkinėja. Tai kurį laiką po biškį kaupiau ir va, tokia jau dėžutė sukaupiau. Tai išsivešiu. Išvešiu priduot varį, čia grubiai 4 kg, gal 4 su kapeikom, kažkas tokio. Šitą irgi šiandien vežu ir biškį aliuminio. Tai dėžiai visokių aliuminio šiukšlių, dviračio ratai ir aliuminiai kampočiai. Tai va, ir dar turiu krūvą visokio neparuošto metalo. Tai visokių motoriukų, varikliukų, panašiai, ko dar neišardys, nenulūpęs. Tikiu nenulaupęs, čia maišas laidų, kurių fiškės nenukarpytos. Čia maišas, kurių dar nenudraskiau su nukarpytom fiškėm. Čia visokių šiukšlių. Nu, žodžiu, visko po biškį. Dar turiu žalvario maišą, bet nemanau, kad jis dar pakankamai gerai sveria, bet tegu da toliau kaupėsi žalvaris. Tai va, einam viską krauti pasapčioką, apart to, kas ant stalo. Ir žiūrėsim, ką parsivešim šiandien iš supirktuvės. Nu, šiaip netaip viską sugrūdau. Pasatą iki negalėjimo. Aš pirdolinau. Pilnai. Bet viską sutalpinau. Važiuojam priduot. Grįžau ką tik iš supirktuvės. Gaila, mikroschemų iš manęs nieks nepaėmė. Kėdainiuose turbūt pasirodo nieks nesupirkinėja. Arba nežinau dar, kurioje vietoj. Ir metalų kaina vis krenta po biškį. Tai va, gavosi šiandieninis uždarbis 68 eurai 78 centai. Tai iš juodo metalo buvo 155 kg, padarė tai man 35 eurus 34 centus. Vario turėjau 4 kg, jisai man padarė 23 eurus 94 centus, aliuminio buvo 10 kg ir jisai padarė 9 eurus 50 centų. Va, tokie va skaičiai iš mano metalų, dabar jau turbūt tik tais liks užsiimti va su tą krūvą, nusidraskyti laidus, išsilupinėti motoriukus, atskirti kur koks metalas. Bet čia jau turbūt labai ilgas laikas po to eis. Kada nors. Tai su metalais manau, kad šitam video tikrai nebesikartos, nebent vėl iš kažkur krūvą metalo prisitysiu. Einam prie sekančių dalykų. Dar vienas iš būdų, kaip dariausi pinigus. Tara. Tai kai ateina mėnesio galas, šiandien pradeda švilpauti vėjai, tai dabar laukia. Tada nuilendi balkoną, nueini pas senelius, nueini į garažą, susirenki tokią krūvą maišų ir turi iš ko pasidaryti papildomą pinigą. Ta, čia šitos maišus kaupiau grubiai porą gal kokių mėnesių, kažkas tokio, nes dabar kai Monika negali gazuotų gėrimų, sulčių, visokių tokių dalykų gert labai stipriai ir apmažėjo taros suvartojimas. Tai va, varysim šitos maišus priduot, pasižiūrėsim, kiek iš šitų gausis. Ir taip, galit galvot, nu, blemba, tara, tai ne pinigų darimo būdas. Tai jo, čia labiau gal, sakykim, toks taupimo būdas, pinigų atsidėjimas juodesniai dienai. Kad ir pinigai nedideli čia, dienai dviem užkasti ir ne kažkas baisiau tokio. Bet jeigu jūs pasikviesit, pavyzdžiui, kokių draugų į svečius, į garažą, dar kažkur, pasimsit važiuot kažkur, jie vis tiek bus pasiėmę kažką atsigert, ar kokią energetinio butelį, vandens butelį, dar kažką. Ir dažniausiai tara jums bus palikta. Ir va, dasidės papildomas vienas kitas euras savaime.
Dar aišku, galima praeiti pro tokias vietas kaip parkelius, kokias pasisėdėjimo vietas, sporto aikštynus, dar kažką. Ir jeigu neturit gėdos jausmo, įmaišą tik fuk. Ir ta tara, patikėkit, labai greit susikaups. Esu kažkada bandęs prasiai tokį savo nediduką ratuką pramėstą, pasižiūrėti, kiek butelių surinksiu. Čia buvo praktiškai dar tik pradžia, kai atsirado ta aromatai. Tai poros valandų ratuką prasijau pro savo maršrutą. Ten kaip einu, visur per visokias aikštelės, prie vandens pasibuvimo vietų, dar kažką. Aš apie 5-7 kažką tokio eurų pasidariau, ten iki 10 eurų. Tai pažiūrint, tai gerai, benamis neturi ką prasieis, tu susirinks jau keli buteliai ir dar ant šprotų užteks. Tai tikrai neblogai. Varom pridot, pasižiūrėsim, kiek gavosi šitų maišų. Aš spėju, kad čia bus kažkur grubiai kokių 14-17 eurų. Kažkas tokio. Tai, to susitiksim. Prisidavėm tarą, gavosi daugiau negu tikėjus, 20 eurų 20 centų. Vat tėva. Gerai, eisim prisiduoti ir pinigai vėl prie sąskaitos čiing. Dar vienas iš mano papildomų būdų pasidaryti pinigus yra modeliukai. Aišku, taip, čia yra mano asmeninė kolekcija, aš labiau jos kaupiu negu parduodu, bet kai pritrunka pinigų, tarkim mėnesio gale, per daug įsileidžiu ant bilietų, ant mašinų dalių, ant kūro, ant šiaip kokių šūdniekių, visada galiu įleisti spintą ir kažką parduoti. Tai toks grubus vaizdas, ko čia visko pas mane guli. Ten praktiškai viskas įkišta vos ne iki negalėjimo. Užgrūsta, pilnai, sočiai, gražiai, yra nuo pačių didžiausių. Čia 1,12 mastelio. Labai didelis Audi modeliukas. Iki tokių mažiukų. Žodžiu, visokių yra. Visko pridėta. Yra sužymėta, kas nepardavimui. Yra sužymėta, kas pardavimui, kad lengviau būtų. Po 5 tenais, čia po 2, ten po 3, po 4 visaip sudėliota. Paskutiniu metu buvau atsidėliojęs pardavimui, bet nepardaviau. Tokių, šitas, man atrodo, 50 šitą prašau, BMW E39, šitą apie 100 prašau. Čia kai kurie savo atsidėti, neparduoti ir nepardavimui. Žodžiu, reikia pinigų, čia visada galima išsitraukti ir surasti, ką parduoti. Tai prie viso to įdėsiu dar, ką pastaruoju metu buvau pardavęs. Ten bus keli modeliukai, ten po 7 kažkur, po vienas buvo 50 kažkiek. Žodžiu, su visom kainom būsiu sudėjęs nuotraukas, surašęs ant ekrano. Pamatysit, už kiek ką pardaviau. Tai aišku, nebuvo daug čia pardavinėjama, nes labai daug laiko užima viską išsitraukti, sufotografuoti, sudėti skelbimus arba aukcionus. Bet dar vienas geras būdas, gal labiau, sakykim, užšaldyti pinigus, nes vis tiek iš pardavimo uždirbti išeina, jeigu išeina pačiam pigiau gauti. Taip, bent jau, sakykim, užšaldyti. Tai tarkim, toks 40 grubiai eurų. Vargu ar labai daugiau išeitų už jį gauti. Aišku, pigiau net neparduočiau. Tarkim, toksai modeliukas, apie 20 eurų, 30 irgi uždarbio daug nebūtų, bet užšaldytas pinigas, labai neblogai. Tai jeigu patys gal kažkokių modeliukų norit įsigyti, paklauskit, gal netyčia turėsiu, kažką suderinti išeitų gal. Tai ir pereisim turbūt prie paskutinio dabar. Toj susitiksim vėl. Na ir paskutinis tikriausiai būdas, kaip aš darau papildomus pinigus, yra uždarbiai iš YouTube'ės. Tai aišku, čia nepavadinčiau pelninga veikla, kažko panašių, nes kiek matot, mano dažniausiai video yra su bilietukais. Jie dažniausiai deda didžiulį man minusą, bet čia yra hobis, kuris padeda užsidirbti, atgauti papildomų pinigų šiek tiek. Tai čia matosi dabar mano paskutinių 28 dienų skaičiukai. Aišku, aš dabar filmuoju per telefoną, bandysiu per kompą užmesti vaizdą ant viršaus, tai gal biški kitokie skaičiai figūros, bet šiaip 19,64, kiek uždirbta per paskutinį mėnesį,
per paskutinės 28 dienas. Čia kokie pelningiausi pastaruoju metu buvo įkelti video. Tai, realiai kapeikos, nėra dideli pinigai, bet kadangi pas mane jų įkelta labai daug, jie po biškį ir susisumuoja grubiai 20 pinigų per mėnesį. Iš viso nuo pačios pradžios, kai YouTube užsiėmiau, tai mano pelningiausi video 75 eurai, 50, beveik 30, 20, 20. Ir labai daug kurie kapeikas uždirbo. Bendras uždarbis, ką esu kol kas iš YouTube'ės gavęs, 747 eurai 88 centai. Bet vėlgi sakau, dabar filmuoju telefoną, bet bandysiu užmesti ant viršaus medžiagą filmuotą iš kompo ekrano. Tai gali biški skaičiai būti kitokie. Tiek, kad grubiai iš YouTube'ės uždirbau 750 nuo tada, kai pradėjau. O čia bus kažkur 2015 gal metai. Tai per 10 metų 705 eurų. Neblogai, bet kaip kiti pasakytų, nafik čia juokas. Taip, tiesiog papildomas uždarbis, kol kas dar neturiu didžiulės auditorijos, iš ko galėčiau didelius pinigus daryti. Tai tiesiog po biškį kaupėsi prie to, ką jums padedu žiūrėti. Kartais kažką pamokau, kartais tiesiog papasakoju savo istoriją, pažaidžiam, padarom nesąmonę, žodžiu, visko po biškį. Ir dar keli tokie vienas kitas bonusiukų pačiai pabaigai. Tai pardavinėju ledinės lemputės, turiu savo puslapį lempukas, aišku, jis ten praktiškai nenaudojamas, nes tie, kas nori lempučių, man parašo ir iš manęs pasiema. Paskui taip kažkokie perpardavimai būna, jeigu ateina koks šventinis laikotarpis kažkokių ten iš AliExpresso, dar kažkur žaislinių šudnekiukų galima įsigyti, pasidaryti iš to papildomų kapeikų. Kažkuriais metais, pavyzdžiui, buvau nusipirkęs tų elektroninių augintinių tamagočių. Tai iš jų neblogai išėjo pasidaryti papildomų kapeikų ir daviau dar pažįstamiem, kurie norėjo irgi dasimest papildomai. Irgi daviau tiesiog jau praktiškai už savikainą, tu tiek parduok, iš kiek parduosi, dasidėk savo. Iš tokių nekūčių, kitaip sakant, per pardavinėjimai. Iš tokių pasidarai automobilių dalis, ką irgi esat pas mane matę ne kartą kanale, kad buvo vieną kitą mašiną ant dalių paleidęs. Tiesiog dažniausiai, jeigu pardavinėsiu mašiną, tai aš jos nepardavinėsiu pilnos. Labai retai pas mane būna, kad po manis automobilis turi kitą savininką, nes dažniausiai suvažinėsiu jau iki negalėjimo ir paleisiu ant dalių. Tai bus paprasčiau, nereikės niekam aiškintis, kas blogai su mašina, kas gerai ir po to derintis iki paskutinių centų. Savo pastarai BMW būčiau galėjęs parduoti už, turbūt geriausiu atveju, už kokį 1000 gal su smulkiom kapeikom. Jisai dabar virš 2000 man padarė ant dalių. Visai neblogai, sakyčiau. Čia toks kaip pavyzdys. Ir metalo laužai, aišku, jau apie tos kalbėjau ir visokie kitokie šudnekiukai, kur kažkas balkone guli nereikalingo, bet vertingo, kažkas sandėliukė guli nereikalingo, bet vertingo, spintoj kažkas nereikalingo, bet vertingo, kad ir po 5 eurus, ten kažkokie batai, kur visai neblogi, bet nenešioji, gali įmesti į Vintedą, į skelbimus, dar kažką tos parduoti. Tiesiog tokie bendri visokie šudeliavimai. Tai tiek buvo apie mano būdus, kaip aš pasidarau papildomų pinigų. Tikiuosi buvo labai nebaisiai nuobodu žiūrėti. Kažko gal naujo, kažko naudingo gal išmokot, sužinojot, gal patys pasinaudosit tokiu būdu ir pasidarysit papildomų pinigų. O tam kartui sakau, ačiū, kad žiūrėt. Jeigu jums šitas video patiko, būtų nuostabu, jeigu susiprenumeruotumėt kanalą. Paspauskit patinka, jeigu dar neprašiau. Palikit kokį nors šustrą komentarą. Ir tiek. Ačiū, kad žiūrėt. Viso gero.